nuvažiavom, apsiklausėm žmogų, vieną liudytoją, ir iš Vokiečių gatvės važiavom Juozapavičiaus prospekto link. Kolega, aš taip žiūrėjau tiesiai į kelią, kolega pastebėjo. Kažkokia paauglė. Tai mes štai šioje vietoje sustojom panašiai. Ir Rimas pirmas nubėgo iki jos. Aš iš paskos stabdėm automobilį ir va, šito šlaitų atbėgę čia. Rimas pirmas nubėgo iki mergaitės. Į Panemunės tilto konstrukcijos apatinės ant brailos, praėjusi iki ties pirmo sutvirtinimo. Šnekant su mergaitė, mergaitė daug nekalbėjo, jinai verkė, buvo šoke. Ir kadangi buvo pamokų laikas, mergaitė buvo, įsiaiškinom, kad jinai mokinosi ir šiuo metu yra išėjusi iš pamokų, dėl to pristatėm į jos mokyklą, informavom direktorių, buvo pakviesti socialiniai darbuotojai, psichologai.